Taigi. Na, dabar viskas nuo pradžių. Tai tiesiog realiai buvo eilinė diena, kuomet tiesiog sėdėjau prie kompiuterio ir kažkaip šovė į galvą atskrido idėja, kad reikia galbūt kažką pastatyti kuo didesnio. Na ir nuo to viskas ir prasidėjo. Taigi, išėjau į lauką savo ir galvoju, kaip čia dabar viską pradėti nuo. Taigi, pradžiai susiviniojau tokius didelius 2 sniego kamuolius, pastačiau juos ant pagrindo, vieną šalia kito, tada dar pasiviniojau mažesnių tokių rutuliukų, kuriais užpildžiau likusias erdves ir išgavau tą apskritimo formą. Na ir tuomet vėlgi buvo lipnus sniegas dar. Ir aš visą tą paviršių išsilyginau, kad man būtų visiškai lygus. Ir tada palaukiau naktį ir kitą dieną atėjęs galvoju, kaip čia viską gerai padaryti, kad būtų ir lengva ganėtinai, ir paprasta. Taigi turėjau keletą idėjų, bet man labiausiai patiko ta idėja su kibirais. Jo, tiesiog kibirai. Taigi pasiėmiau vieną kibirą ir pradėjau eksperimentuoti, kaip čia geriau, ką padarius, kaip čia geriau panaudojus tą kibirą, ar kaip veikia. Tai žodžiu, pradžiai prisikroviau sniego, jį gerai suspaudžiau, apverčiau ir nieko nesigavo. Taip, nieko nesigavo, tiesiog viskas išbyrėjo. Galvoju, reikia vėl pabandyti. Taigi iš naujo vėl prisikroviau sniego ir vėl taip tvirtai suspaudžiau. Taip. Na ir tada vėl apverčiau ir, ką jūs manot, turim pirmą tokį kaip ir kibirą, bet jisai pilna viduris ir jis visas iš sniego. Tai vat, žodžiu, tokį turėjom. Ir tuomet, tai tada jau supratau, kad ir šitas būdas tikrai pasiteisins. Pradžiai ant pačio viršaus bijojau lipt, kad jis nesugriūtų ar dar kažką, kad jis tikrai ten kietas viduj. Taigi, trumpą apžvalgą mes turim ko? Turim lentų. 3. Šitas vėliau. Taip, turim kažkokį tokį pagalį, tokį. Aš neįsivaizduoju, nuo ko jis. Bet gal prisgadys tikrai, žinai. Toliau turim pagaliuką tokį, ne? O. Toliau turim plintus. Ir dar vienas plintusas. Ir tam kopūstinis maišas. Jis bus svarbiausias šitam visam dalykė. Pažiūrim, kaip šitas mūsų laikas. Šitas. Nu, žinokit, puikiai. Puikiai tiesiog. Va. Visas į ledą pavirtęs. Visas sušalęs. O. Šičia gal biškį, bet gerai bus, kad greitai susimetu viską ant viršaus ir bandom kažką sudėlioti šitų greitai. Tada reikės prisinešti viršų bele kiek sniego, kas užtruks daug laiko, žinai. Gerai greitai pastatau ten lepsą, trumpą kaip viską susinešu ir tada grįšim. Na tai ką, aš viršui. Ir. Žodžiu, pabandau aš čia kažką greit pasmaiksyt, pastatyt iš tų visų daiktų. Ir tada iškart parodysiu, kas gavosi. Man čia gal nieks nesigavo, nežinau. Kopūstinis maišas. Tai gerai. Greit pastatau ir parodau jau. Čia tokio dalyką, nežinau.
laikys, neilaikys. Ir žodžiu dabar, ką reikia daryti, tai tiesiog čia prineš sniegą, kad būtų lygiai su kraštais. Ir paskui jau, kai pilsiu va čia, tada aš jau parodysiu. Arba ne. Žiūrim, kaip seksis, aiškiai. Nes kaip man šitas sekės pastatyti, nekomentuosiu. Tai vat, žodžiu, arba trumpą timelapsą paimsiu apačioje, arba net nerodysiu, kaip nešiu sniegą. Nežinau, jis labai nuobodu. Visi pili pilną kibirą sniego apačioje, atsineši, išpili ir tai kartoji 10-20 kartų. Iki kol čia užsipilys viskas. Aš nemanau, kad tai įdomu. Ar tai yra įdomu? Ne, tai nėra įdomu. Taip, greitai aš prinešu ir tada žiūrim, ką toliau darom. Taigi, trumpas sudėtis. Prikroviau maždaug pusę šito daikto. Sienos, nežinau, kažkaip plevelės. Žodžiu, šito dalyko pusę. Iškroviau. Dar liko kažkiek čia. Kažkas apie pusę metro. Žodžiu, turiu laistuvą, turiu šuperį, turiu sniego šiek tiek prisinešęs. Ir viskas vyksta. Va, šitaip. Ai, šalta be pirštinių. Kas į taip? Taip iškai. Tada iš kojos tryšt. Žodžiu, va taip. Ir va. Tada šitaip. Pasiimi. Šitą. Nesistengi per daug laisyti. Jis tiesiog užknistų mane vaikščioto vandens. Bet, va taip minimaliai kažkaip. Bandau suktis. Op. Tai op. Užbarstai, biški tada. Tik. Biški. Ai. Pirmyn. Opa. Nu, šitaip pristatau kažkaip. Gal reikia poros atsinešti. Čia su ledu aš pasinešiu. Čia užpildyti bus gerai. Su ledu, bet čia nemanau, kad gerai labai. Tai vat, greit šoku, dar biškį atsinešu sniego ir toliau bandau čia lipdyti kažką. Burt. Tai vat. Ką? Saulė jau beveik nusileido. Tiksliau jau nusileido. Bet, spėkit ką? Beveik iki pat viršų. Nu čia nesąmonė gavos. Sutikit su manim, kad čia, va šitoje vietoje. Va šičia. Nu čia nesąmonė. Kiek aš kraunu, tiek jisai nukrenta ten apačion. Kažkur ten. Tai žodžiu. Bet čia ne problema. Ką aš pastebėjau per šiandien? Vat būtent su šitu daiktu, plėvelė šitą kopūstinį maišą, kad reikia daugiau zateškių uždėti per vidurį. Dar čia, per dvi dar vietas kokias. Tiek čia. Ir galimai net ant šitų reikėtų kai kurių uždėti. Nes, taip kartais sunervina, kad galimai pasidarysiu dar tokį vieną ir jį padėsiu čia. Ir taip, kad arba gal net būtų geriau man į šitą pusę pasidėti. Tada aš sniegu užkraučiau. Gautųsi labai tvirtas šonas. Ir tada apačias aš persikeliu į šitą vat pusę. Ir tada šitą pasibaigiu irgi. Ir rytoj pažiūrėsim, o šiandienai paskutiniai šlakeliai vandens. Taip. Kad iki galo taip sukietėtų viskas jau čia taip. Ir ant šito, biškį taip. O, все. O, kaip gražiai atrodo viskas. Taigi, sugrįžtam prie statybų. Taigi, praėjo naktis, dabar tiek jau pakilo saulė, tačiau realiai dabar yra 1:30
Ir dabar tokia šilta į lauką, nes belė, kai šalta buvo. Šiandien. Taip. Ir šiandienos planas nusimt pradžiai šitą. Ir pažiūrėti, ar laikosi ar ne. Jeigu laikosi, tada visą šitą mechanizmą patobulinam. Su užtraukėjais, kur dar turi biškį. Tada žiūrėsim, ką toliau darysim. Pradžiai pasižiūrėjau, jis kietas visas yra. Ir šitą plevelį atitraukia ir lygtais laikosi. Pagal mane turėtų būti labai gerai. Bet kai bus, neįsivaizduoju. Tai ką, aš greit užsidedu pirštinės ir pabandau kažkiek pafilmuoti, jeigu pavyks čia, kai nuiminėjau šitą visą. Na ir ką, pradėkim. Sunkiai išsitraukia. Gal neįsitrauks, bet man reikia ištraukti. O, turim vieną. Labai gerai. Žiūrim. Gerai, laikosi. Taip, antrą bandyti ištraukti. Nu. Čia dar kažkur. Va čia vienas. Opa. Opa, net taip patogiau žiūrėti per kamerą. Opa. Net per kamerą patogiau žiūrėti. O. Atrodo, nukrito biškį. Galimai. Bet ne problema. Bet su šitu tai bus problema. Arba... Ai, tai visas šonas išbyrėjo. Tai what the fuck skylė liko dabar. Nesąmonė. Ale lyja vaikai. Ale kaip lyja. Reik zateškį užtraukti, kad nepabėgti. Gerai, tas laiką. Ei, tai jau iškart nebeįdomu pasidarė. Negi, šitoj pusėj dabar tas pats bus. Ai, tai čia visas kampas griūna. Tai kas per nesąmonę? Nu what the fuck? Tu publika, žiūrėkit, visas kampas išgriuvo. Eikit jūs ką daryt, gerai? Va tokį, vat karodžią. Eikit. Nesąmonė čia paskutinį kažkokią. Tai what the fuck? Tai kaip man šitą dabar ištraukia? Gerai, padedu kamerą ir aš greit ištraukiu. Taigi, vos nuėmiau ir turim taip. Turim kampą visą. Nu jau lūžusi. Nu tai ne problema tavo. Aš nežinau. Reikia tada tenai atstatyti koliuką. Čia. Tada tik. Ir bandyti eit aplinkui gal. Aš nežinau. Jaučiu, kad taip reikia daryti, ką čia. O kur čia daugiau pamąstysiu? Kažkas tokio turėtų būti. Labai yra išvirtas į lauką. Tuoj palaukit, pabandysiu parodyti. Maždaug vat ir matas, kad jis labai taip viskas ėjo, taip siaurinį, tada biškį platinį, bet nėra taip jau blogai. Tai vat yra tikslas per šiandien padaryti visą ratą. Kas nežinau ar pavyks, bet su tokiais šalčiais tai gali viską būti. Tai žodžiu, kimbu į darbus, paskui jeigu į kažką parodysiu. Tai žodžiu, praėjo valandą, daugiau negu valandą ir sukonstravau kažkokią tokią nesąmonę, kuri visiškai neveikia. What the fuck, taip. Čia kažką bandžiau padaryti. Bandžiau su paliuku, nėra tas vėjas už. Aš nesuprantu. Aš tiesiog... Va, seniai, what the fuck. Realiai, what the fuck. Nu, o tu gali ramiai pabūti, aš nesuprantu.
Va šitaip ir būk. Va, kažkas tokio. Dabar ten viskas sugriuvo. Nu, buvo. Čia tiesiog yra kažkas tokio. Čia kažkas tokio. Žodžiu, krauna sniegą, nieko nelaukia. Važiuojam pirmyn. Taigi trumpa apžvalga. Prieš dieną padariau va tiek. Tą visą sukonstravau. Ir ten padariau sienas, jau visiškai pabaigiau. Tik iš šitos pusės. Taip. O šičia galėtų būti ir geriau, bet... Toliau. Aš tokių padariau. Tokių dalykų. Vieną čia padėjau. Ir jis toks... Aš jį bandžiau, jis visiškai nėra pritvirtintas, bet galvojau, gal pabandysiu, gal kažkas gausis. Tai, žodžiu, pusę užpildžiau, paskui pasviro, jisai galvoju, ai, paliksiu. Toks biškai pavojingas čia daiktas dabar. Bet, ir aišku šitas dalykas. Bet kol kas turime tiek. Ir be to šitas visas darbas užtruko man su tais metaliniais padarymas, dar ten kažkas apie 3 valandas, 3,5. Viskas eina blogai, ne, ką. Šiaip tai norėjau parodyti. O šitą, ant kurio eksperimentavau, ar laikys ar nelaikys. Jeigu mano visas besmegenis bus tokio tvirtumo, vat būtent va tokio, bus atlipo nuo kibiro. Žodžiu, jeigu bus va tokio tvirtumo, čia pusę vasaros laikysis kaip niekas. Tai žodžiu, dar paminėsiu, kad apačioje yra du tokie dideli rutuliai susukti, sustumti viens prie kito, kurie yra maždaug iki čia kažkur. Tai pagrindas visas. Tas belekai kietas bus. Čia visur irgi turėtų būti belekai kieta, nes aš čia visur laipėjau, tai turėjau trypti viską, sutrambuoti, kaip sakant, gerai. Ir turėtų viskas belekai gerai laikyti. Man tik baisu biškį dėl šito mano mechanizmo. Kad jis biškį nenugriūtų, kad... Nes čia sukalta. Bet va čia jis laikos ant garbės žodžio, žinok. Tai, laikys, aišku, laikys. Tai žodžiu. Atsinešiau dar vienas šitas gratelės, pasistačiau ir iki kopėčių va tiek turiu. Manau, tikrai neblogai kaip šiandien. Palyginus su vakar diena, šiandien jau tikrai neblogai pavariau. Tai vat, kaip ant televizijos bokšto. Viskas matosi. Taigi, trumpas dienos apibendrinimas. Prinešiau, pasirodo, visiškai pilnai. Čia gal dar truputį trūksta, bet nenoriu visiškai pilnai užstatyti, nes čia šitą reikės jam paskui baigti. Jeigu aš čia visur pilnai užpilsiu, tai bus labai sunku paskui. Tai vat. Tai žodžiu, dabar turim 4:30. Šiandien čia praleidau apie kažkur 4-5 valandas. Kažkur tais. Ir saulė jau beveik nusileido. Taigi antradienis ir grįžtam prie statybų. Ir pradžiai nusiimam visus metalus, pagalę aišku. Ir tada vėl užsidedam ir tęsiam statybas. Jau čia daug neturiu ką parodyti. Ir užsidėjau iš naujo groteles. Tai tiek dabar turim. Ir lieka va čia kopėčiom.
Taigi. Sugrįžom prie statybų. Šiandien nefilmavau, bet pastačiau dar vieną eilę. Tai plus 50 cm. Tai jau turim su šita eile apie 5 metrus. Ir va, dabar atėjau, atsisėdau ant viršaus. Ir aišku, turim čia skylę blokę biškį. Bet nieko tokio vėl. Tai žodžiu. Ir palaukit. Ką ašgi turiu? Kad palaukit. Ką aš jums parodysiu? Turėsim vakarienę čia. Vakarienę 5 metrų aukštį. Nu ką aš, neblogai sakyčiau visai. Tai turim duonikis ir turim konservantų. Kągi. Atsidarykime tos konservantus. O ką kvepia? O ką skanu čia bus? Nu pasaka tiesiog. Papa. Nu ir ką. Pažiūrėkit, nematot. Kągi, turim konservantus. Aš greit pasimėgauju vaizdu ir greit pavalgau. Ir tada dar reikės užpildyti čia biškį sniegą. Bet čia jau paskui. Tai ką, skanaus man, skanaus jum. Ir valgom. Opa. Belekai. Net neturiu ką pasakyti. O gražu, o skanu. Ko daugiau reikia, o tai nieko. Nu tai ką tada? Pavalgom ir einu toliau prineš dar sniego biškį. Susitiksim už poros dienų. O jums bus už poros sekundžių. Tai va. Gerai, čiau. Taigi. Atšilimas kaip ėjo, taip ir praėjo. Bet mano besmegenis neišėjo. Bet yra vienas bet, kurį aš jums tuoj parodysiu. Vat iš čia pasižiūrėjus. Va čia kaip ir gerai. Tačiau nuo čia jis kažkaip pakrypsta. Vat aš... Opa. Vat maždaug taip tiesiai, ana. Gerai, iš čia nelabai matosi. Bet jeigu paeisim iš čia, tai vis tik pažiūrėkit. Ant kiek pakrypimas. Ir taigi, kaip matot, aš jau tenai atsinešiau pjūklą, pradėjau pjauti, bet nusprendžiau pafilmuoti. Kas atsitiko, vat po to reikia. Man tai labai nepatinka, bet yra, kaip sakė, nieko nepakeis. Bet kas dabar gerai, kad jis yra visiškai visas šalias, visiškai visas kietas, tai bus kažkiek lengviau gal skaptuot, gal ne. Tai žodžiu, dabar truputėlį pabandysiu šitą pusę apipjaustyti, visas tos išlindimas, kad kažkiek pamažins svorį iš šitos pusės ir tada bandysim labiau eiti į tą pusę, kad maždaug atsvertai, bet žodžiu. Tai vat, per daugiausia nefilmuosiu, nes baisulinis vėjas ir žodžiu, kai apipjausis kažkiek, tada šausiu vėl į viršų ir bandysiu toliau statyti, nes laikas tirpsta. Kitą savaitgalį vėl žada kažkokie atodrėkiai lygtais, kažkiek mažesnį minusą, vėl sniegas, tai galimai vėl vėjas bus, tai neišeis, tai žodžiu dabar bandysiu varyti, žodžiu. Kai kažką padarysiu, parodysiu. Ir be to dabar labai daug išriškėjo visų kitų šiukšlių. Kaip čia, kas mane labai patinka, bet va jis yra visiškai kietas. Ir labai gražiai pjaunas, kai pradėjau pjauti, ten oho. Tai žodžiu, gerai tada. Taigi. Dabar turim tokį, o be jo 7. Tai vat, padarėm. Rekordas mūsų. Taigi. Iš viso šito dabar padarysiu morką. Žiūrėkit. Op, nu pažiūrėkit. O ko ne magas? Aišku, kad magas. Tai va, turim tokį vat. Tokią morkikę. Tai rytoj užmontuosiu ir parodysiu, kaip viskas atrodo. Dabar dar plaukai yra tenai. Sudėti ant besmegenio, tai tiek.
Tiek žodžiu. Čia aš. Ir vėl esu čia aš. Tai žodžiu. Jau pamatėte, ne? Jau pamatėte. Tai ką galiu pasakyti? Pasidariau visas dekoracijas, akis ten, sagutės, viską tokio, ne? Ir vieną akį įstačiau. Nežinau, gal ir prikolas, tai ką jūs manote? Žiūrėkite. Nu, aš tai manau, kad visai gerai čia atrodo. Tik kas labai užknisi tam. Kad tas sniegas belenkai kietas. Ir aš ten ant tokių dračiukų padariau tuos ir tos dračiukus reikia į patį sniegą sustumti. Tai kai užtaikau ant ledo kokią, tai iš vis ten. Na, žodžiu, tai pabandysiu pastatyti ir parodyti, kaip aš ten dedu viską. Bet aišku, matysit jūs nuo pačios. Aš nenoriu tenai nešt kameros. Nu tai ką jūs man? Nemeluosiu, biškį keistai atrodo. Net ne biškį, o labai. Nes o ta dešinė akis pagal mane yra per aukštai. Turėtų būti truputėlį žemiau. Labai ten sunku pataisyti bus. Taigi, po truputėlį. Po valandos maždaug darbo turim tokį rezultatą. Pagal mane tikrai neblogai. Aš tikėjausi tikrai, kad bus blogiau, bet čia apsiskaptuosi ir tikrai viskas gausis neblogai. Tai vat, dabar eisiu truputėlį apsišilti ir vėl tada eisiu skaptuoti kitą pusę. Pamatyti animacinio filmo Ledo šalis herojus. Čia senas buvo. Dėl. Matomai jau nebeaktualu. Na tai ką, sekmadienis, besmegenis atrodo kol kas taip. Dabar 2 laipsniai šilumos, lankytojų jau nematyt. Tai vat, realiai smagu buvo, smagus savaitgalis, smagi savaitė. Ir ką galiu pasakyti, apibendrinant, šitas projektas yra užskaitytas 100%, kad tiek lankytojų sulauks, jisai net nesitikėjau, net nebuvau pagalvojęs apie tai. Net pats Antanas atvažiavo. Tai jau žinot, kad tikrai verta buvo apsilankyti. Tai jam dabar gražiai jis atrodo, kai dangus toksai. Tai vat. Taigi, atėjau apžiūrėti ir jau, realiai jau vakar nebuvo akių, antakių ir tasų. Ir jis yra šiuo metu realiai gan pakrypęs. Tai bet vis tiek žmonės atvažiuoja dar. Dar žmonės atvažiuoja. Ir jau kai ateis pavasaris, bandysiu, nežinau, galbūt tokių daily vlogų daryti. Parašykite ant apačioj kažką. Ar norit daily vlogų, ar kažką kūrybingesnio, kažką įdomesnio.
Tai vat, visus komentarus tikrai perskaitysiu. Įvertinsiu, ką toliau daryti. Tai vat, manau tiek būtų. Ir čiau. Iki kitų duotų. Spaudžiam šitą. Spaudžiam šitą ir raudoną mygtuką. Bam! Tik tai subscribe mygtuką. Bam! Ir dar varpelį dvidulim. Būtinai rašt komentarą.